Labukas. Jeigu jūs girdite šią žinutę iš viešpatės, tai reiškia, jums reikėjo išgirsti tą žinią. Ir žinia yra tokia, kad Dievas sukūrė kiekvieną žmogų unikalų, gražų, tobulą. Mes esam tobuli Dievo akise. Ir šiais laikais žmonės nori būti su tom pačiom akim, tom pačiom blakstienom, tom pačiom krūtinėm, užpakaliais ir visa kita, ir rūbais. Yra žmonės, kurie nori kopijuoti viską. Jeigu viena blondinė, tai kita nori būti blondinė. Jeigu viena juoda plaukė, tai kita nori būti juoda plaukė. Jeigu žaliakė, nori žalių akių. Dabar yra tas, galima įsidėti visokio atspalvių akis, lęšiai yra, lęšiukai akių. Tai dar kartą kartoju. Dievas sukūrė kiekvieną žmogų unikalų ir gražų. Ir jis džiaugiasi savo kūriniu. Kai sukūrė žmogų ir pasaulį, Dievas labai džiaugiasi. Ir tai buvo labai gera. Ir jam nesvarbu, ar jis pavargė, ar pasidažė, ar nepasidažė. Jis myli, nes jis jūs sukūrė. Jis yra jūsų kūrėjas, jūsų Tėvas danguje. Ir jeigu jums ko reikia, melskitės ir prašykite, dėkokite. Nepamirškite ir padėkoti už visą, ką jis jums padarė ir ką dar padarys. Tai va, ačiū už dėmesį, prašau sekti mane ir išgirskite daugiau, ką Dievas man sako. Ir per mane sako kitiems. Ačiū ir iki greito. Geros dienos. Ate.